Kaip matėt, buvo labai sunkios rungtynės. Tokį, sakyčiau, pabaigėm savotišką mini maratoną, 14-13 dienų, 4 rungtynės. Tai aš manau, kad jautėsi ir ant žaidėjų, ir kaip aikštėje, kaip judėjo. Tai vėlgi, sakyčiau, po gerų paskutinių rungtynių Kaune vėl tokios neėjom į ritmą, nebuvom pakankamai agresyvūs. Bet aš manau, čia to pasiekmė tų 4 rungtynių per 13 dienų. Tai labai džiaugiuosi 3 taškais, kas yra svarbiausia. Dabar pagaliau turėsim tokį savaitinį ciklą, turėsim pakankamai dienų atsipūsti ir pasiruošti kitoms rungtynėms. Tai sveikinu komandą, sakyčiau, išplėšėm 3 taškus ir turėsim laiko atsipūsti prieš kitas rungtynės. Jums kaip treneriams be abejo turbūt norėtųsi laimėti užtikrinčiau, mušant daugiau įvarčių, bet čempionatai turbūt laiminti ir tokias rungtynės, kai galbūt ir svečių faktorius veikia, kad žaidimas vyksta išvykoje, žaidimas prieš Džiugą, čia Telšiuose niekam nėra lengva, tik kiek smagu iš tos pusės, kad buvo laimėta, gal ir nežaidžiant geriausio futbolo, bet kad komanda rado, kaip tą įvartį pelnyti, aišku, buvo klaida, bet kokiu atveju 1-0 pergalė, nes buvo šį sezoną tokių rungtynių, kai bandydavot, bet vis tik tai įvarčio nebūdavo ar būdavo prarasti taškai, o šiandien 3 taškai ir galima netgi kažkiek užmiršti šitas rungtynės. Tai žinoma, žinot, tai buvo klaida, kurią mes išprovokavom. Iš esmės, tai kaip sakyt, mūsų presingas pasiteisino, perėmėm kamuolį ir pelnėm įvartį toj vietoje. Tai čia pagiriau žaidėjams. O dėl aikščių faktoriaus, faktas čia labai didelis pliusas šeimininkams. Galim paminėti ir kitus stadionus, ir Panevėžį, ir Šiaulius, ir Telšius, tai kas atvažiuoja, niekam nėra niekur lengva, tai visos komandos konkurencingos, visos komandos kabinasi, visos komandos nori 3 taškų ir kaip matėm šiandien tikrai buvo sunkios rungtynės ir gale turėjom gal dar 2 momentus labai aiškius, padidinti persvarą ar užbaigti rungtynės daug ramiau. Bet iš kitos pusės pažiūrėjus ir Džiugas vieną labai gerą momentą turėjau, kada mums pagelbėjo vartininkas. Tai tokia darbinė pergalė labai džiugina, o tos darbinės pergalės tą nugalėtų mentalitetą stiprina. Tai džiaugiuosi, kad komanda ištempė šios rungtynės. Ar kažkiek buvo nemalonus tas prieskonis per pridėtą laiką, kai Nosa Dekoloras gavo kortelę, jam tai 4. kortelė, jo laukia svarbios dabar rungtynės su Vilniaus Žalgiriu? Dabar galvosim apie Vilniaus Žalgirį. Tuo momentu galvojam, kaip šitas rungtynės ištempti, žinau, tai yra kiti žaidėjai, kurie laukia šansų. Tas šansas dabar bus ir jiems tik belieka juo pasinaudoti. Tai yra gili, ilga sudėtis. Ruošiamės kitom rungtynėm, bus kiti žaidėjai, tai viskas gerai.